Sunkiausias momentas - užsidėti batus. Žiauriai nesinori bėgti. 1 kilometras, mažiau kalbų, daugiau darbų. Kas ten per pievą atrodo kaip žmogus. Kažkokia nesąmonė. 2 kilometras, jėgų daug. Važiuojam. 3 kilometras atrodo vėjas tuoj nupūs kepurę, bet varom nepasiduodam. 4 kilometras, nežinau kodėl, bet šiandien labai gerai jaučiuosi. Gal dėl to, kad per ilgai nelaukiau pavalgius ir dabar daug jėgų. Dar, manau, prisideda temperatūra. Šiandien vėsiau truputį, tai lengviau tikrai. Ir šiaip viskas priklauso nuo mąstymo. Ryte atsikėliau, galvoju, ne, tai jau reikia pailsėti. Šitiek dienų iš eilės bėgau. Viskas galvoju, iš tikrųjų, visai čia nėra ko ilsėtis. 5 kilometras, nemeluosiu, pradeda jaustis. Žiauriai juokinga. Prie save matau porą ir aš visai neartėju prie jų. Man atrodo, jie eina greičiau, nei aš bėgu. Karočią, bėgam toliau. 6 kilometras, vėjas ne mano naudai, bet nuokalnė mano. 7 kilometras, nėra kur dėtis. Namo tai reikia grįžti kažkaip. Jeigu jūs dabar sėdit prie kompiuterio, tai jūs turit jaustis blogai. Einat į lauką, bėgat, judat, mankštinatės, gana sėdėt. 7 yra. Oi, kaip gerai. Žiauriai geras bėgimas buvo. Jaučiuosi 10 iš 10. Tokia gera diena. Galvoj, tiesiog labai gerai jaučiuosi, labai daug pozityvo dabar. Gal net perdėto biškį, va Paryžius, olimpinės manęs laukia. Dabar tikslas teisingai pavalgyti, pasidalinsiu kokiu nors receptu su jum, važiuosiu į parduotuvę, parodysiu ką perku, ko neperku ir jo, važiuojam. Bevažiuojant iki parduotuvės sugalvojau, ko noriu, tai darysim vištieną su daržovėm orkaitėj. Nuostabi dienelė šiandien, nusipirkau jau marinuotos vištienos, šiaip stengiuosi valgyti nemarinuotą maistą, kuris nėra apdirbtas, bet jinai labai skaniai atrodė. Paprika, saldi bulvė, mėsytė, šitą kepsim orkaitėj. Baltas sūris, labai skanus užkandis su medum arba uogienė. Brokolį irgi dėsim į orkaitę. Čia labai gerai, kai norisi mažiau duonos suvalgyti, tai šitie trapučiai vietojos gerai. Nu ką, ponios ir ponai, gaminsim pietukus. Turim saldžią bulvę, brokoliuką, vakarykščių bulvių liko, tai irgi sumesim. Nu ką, pjaustam paprikutis. Jungiam orkaitę. 200 arba 190 laipsnių. Nu vis dėlto radau vietos vienai bulviai. Čia visokios Provanso žolelės labai tinka. Himalajų druska su juodais pipirais. Ir alyvuogių aliejus. Šitas yra su čipola. Čipola itališkai yra svogūnas. Ir iš to kilo pavadinimas čipolinas. Pašlakstysim šito gėrio. Dar turiu čia tokių mango prieskonių. Duos aštrumo truputį. Dar paprikutės šiek tiek pabarstysiu. Dabar gerai viską paminkysiu čia, kad išsimaišytų prieskoniai. Bulvytė išskrido. Masažiukas. Paskutinis dalykas į mūsų patiekalą yra višta. Čia galvojau, kad krūtinėlė, bet pasirodo čia petukai. Kažkaip padėliosim čia. Gal biškį paslėpsim po daržovėm, kad taip nedžiūtų. Ir šausim į orkaitę. Pradžiai nuimsiu 50 minučių, o paskui žiūrėsim, reikia daugiau kepti ar nereikia. Ir kažkur ties viduriu bandysim dar šitas palaiminti. Einu ragaut. Čia verda obuolienė ir jinai labai tiks su vištiena ir daržovėm. Tai va ir praėjo diena, žiauriai skaniai pavalgiau, labai gerai pabėgiojau. Nu gal tiek daug uogienės nereikėjo valgyti, nu bet pirma uogienė šiais metais obuolių. Dabar sėdžiu prie kompiuterio ir žiūriu į batus.
bėgimo. Va kaip įdomu čia. Bet aš žiūriu, kurie gražūs man pavyzdžiui, oranžiniai labai gražūs, bet ne to reiktų žiūrėti tikriausiai, o funkcionalumo. Einu montuoti šitą video ir ačiū, kad žiūrėjot. Ačiū, kad bėgot ir iki rytojaus. Ate.